Bahar from Turkey, Vytautas from Lithuania, and Tomasz from Hungary. We are going to do a research here in Širvintos town about youth and their engagement into the society and how they fulfill their dreams. Nedomina tas ar kodėl? Bet galbūt ir čia tos veiklos nelabai daug yra ir nelabai įtraukia. Nėra gal informacijos kažkokios? Taip. Nėra informacijos. Tai aš, kadangi esu baigęs meno mokyklą dailę, tai mūsų mokytoja labai jauna ir jinai užsiiminėja tą veiklą, kad jinai įrašo ir pati vaikus, ta prasme, skatina dalyvauti. Tai va, prieš 2 mėnesius grįžau iš Italijos, kur irgi buvo toks realiai susirinkimas, tai mes kalbėjome apie tą aktyvų jaunimą ir buvo visą savaitę vis apie kažką kitą temą šnekėta. I'm studying with medicine, dancing. I think it's not enough. There's not enough activities in Širvintos because, you know, that's a small town, and I would really love if there would be like more singing lessons or something like that, or about theater. That would be cool, and like with professional teachers, and that would be amazing. It's not enough schools or activities to improve yourself. In Širvintos there's a lot of activities to do. I go into sports school. I'm playing table tennis for 9 years. Maybe I will be a professional. My classmates are doing sports too, going to art school. Mes dabar repetuojame krikštynų šokį, nes toj bus 9-okų krikštynos. Šiaip šokti aš nelabai mėgstu, tiesiog patinka kokia nauja veikla, kuri neužsitęsia labai ilgą laiką. Užsiimu tik sportu daugiausiai, sportuoju ir mokyklai. Mokyklas garbę ginu ir Žalias Riedulio už Lietuvą esu išvažiavęs daug kur. Sometimes I'm going to dance, I'm playing with guitar, and on weekends I'm just in the city with friends. Lankau šaulių būrelį, aišku, dar į jėgos pratimus atlieku, kad treniruotis vis tiek reikia fiziškai. Užsiemu šokiais ir gatvės atletiką, nes vis tiek plėsti savo pasaulėžiūrą naudinga ir reikia. Laisvalaikiu aktyviai sportuoju stalo tenisą, savaitgaliais varžybos būna ir jau 10 metų. Aš manau, kad iš tikrųjų ir daug skirtingų ir yra galimybių daug, nes tiek sporto mokykla yra, tiek meno mokykla ir muzikos, dailės, žodžiu. Iš pradžių buvo momentas, kai labai sunkiai sekėsi su savanoriavimu. Paskui buvo banga jaunimo, kuri labai norėjo visų tų veiklų. Mes ėjom ir į senelių namus, mes dalyvaujam įvairiuose projektuose. Mes netgi darėm tokius dalykus kaip kalėdinis karavanas ar kažkokie tokie įvairiausi dalykai, kur savanorystės duose, ar, pavyzdžiui, nedalyvavom projekte Pagauk tarnystę su jaunai žmonėm. Dabar vėl ateina banga jaunimo, kurie labiau linkia į savęs parodymą negu į gailestingumą ar į pagarbą. Yra pastebimos tendencijos šiek tiek pagarbos stoka vyresniesiem ir toks pragmatinis daugiau požiūris. O kas man iš to? O kodėl aš turėčiau tai daryti? Ir tai labai liūdina. Nors jau šiemet pastebimos geros tendencijos vėl liktai ta savo
savanorystės dvasia atgimsta. Labai įdomiai stebisi šitie dalykai. Todėl, kad socialinėme tam lygmenį kažkokios tokios kaip bangos yra, skirtingos kartos, skirtingai žiūri į tą, nežinau nuo ko priklauso. Tiesiog kažkas tai kitas, jaunimo kažkoks toks pajautimas, savęs kažkas tai yra, gal nuo visuomenės. Man atrodo, kad Širvintose pakankamai yra ką veikti jaunimui, nes dauguma gimnazijos mokinių lanko sporto būrelius. Ir mūsų žolės riedulininkai, tarkim, pirmauja Respublikoje. Ir daug kas žaidžia futbolą. Futbolas irgi pirmaujam Respublikoje mūsų. Ir bernai gerai daro lankydami, nes jie nenusivalkioja, nieko blogų neužsima, nerūko, sportuoja. Jie jau subrendę stoja, jau žmogus. Jis žino, kad tą laiką auklėjo sportas. Širvintose auklėjo žmogų sportas iš esmės, nes stipriausiai mūsų būreliai yra sportas. Širvintose tu lygiavertis, tu gali augti, bujoti, užaugti. Ir labai daug gražių žmonių Širvintų kilę. Mūsų direktoriai ir tą baigus mūsų mokyklą. Ir sugrįžus čia atgal. Čia mūsų jėga gimnazija yra, ir jėga aplinka yra, nes mes gamtoj. Kol būni gamtoj, tol esi žmogus. Savanoriauti, sakau, ko nesavanoriaujat, ko jūs stojat, sakau, tu žinai, kad nori būti inžinierium? O gal tu žinai, kad nori būti mokytojas? Nesąmonė, nežinai. Sakau, metus pavaryk, pasavanoriauk ir pamatysi. Ir išvažiavo tokios protingos merginos į Prancūziją, pabuvo metus, grįžo, visai kitą specialybę studijuoja. Sako, aš žinau, ko aš dabar noriu, aš irgi dabar žinau, ko aš noriu, dingti iš mokyklos ir lipti į kalnus. Tai mūsų jaunimas pirmiausia duoti užpakalį, ieškoti savęs, nebūti bet kuo, nesėdėti ir nezubrinti lietuvių ar nezubrinti matematikos, būti savim asmenybę, ne to geriečių apsimetėlių, bet maištauti, pirmiausia reikia maištauti. Ir manau, kad viskas yra gerai su jais. Jaunimas yra puikus. Jaunimas dirba vasarą išvažiuoja užsidirbti. Nesėdi tėvam ant sprandų. Jaunimas atsiveža pinigų iš užsienio. Apsirengia liuks patys. Taip, kaip jie nori. Tie, kurie nenori, tai tie ir vaikšto kaip bomžai aptrešę. O tie, kurie nori, nuvažiuoja, užsidirba ir turi savo pinigų, nereikia kaulyti. O kad savanorių bus ir kad jie galvoja apie visus kitus žmonės, taip, nes ir užuojauta, ir atjauta, ir pamatymas kitų žmogus labai ryškus yra. Gal jas slepia tik tai. Tai va, ir tuo ir džiaugiamės, tai tos savanorystės, be abejonės, kai reikės, jie visada padės, nes tokie žmonės. Širvintų jaunimas, kaip turbūt ir kiekvienam Lietuvos miestelėje ar kaimelėje, paskirščiau į dvi dalis, dvi grupės tokias. Vieni yra aktyvus ir jie dalyvauja visose būreliuose, visose veiklose, kokios tik yra. Ir jie iš tikrųjų paima iš to labai daug. Aišku, savęs irgi atiduoda daug, bet jie ir paima daug. Ir jie, aš manau, pasiekė savo tikslų, savo svajonių. Kai atsiranda, tarkim, veiklos čia, kas nors paima juos, kviečia juos, jeigu atsiranda kažkur kitose rajonuose ar kažkokie tai projektai ar kažkokie seminarai, irgi kviečia juos, nes jie yra žinomi ir matomi. Tai su jais, manau, problemų nebuvo, nebus ir nėra. Dabar yra kita grupė ir didesnė dalis dėja yra neveiklus jaunimas, kurie iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, jiems tikrai sunku yra rasti vietos. Dabar dėl kelių priežasčių. Viena priežastis yra ta, kad yra Širvintose mažai gyventojų apskritai. Ir tarkim, jeigu aš vienas domiuosi robotais, tai aš esu vienas. Tarkim, Vilniuje jau būtų kokių 5-6 jau jie gali jungtis, o Širvintose jie negali jungtis, jie po vieną yra. Tai dėl tos įvairovės tiesiog yra mažos. Kitas dalykas, pas mus vis dar nėra jaunimo centro, kur ten būtų bendravimas juos jungtų ir kažkokia tai bendra veikla, nebūtinai kažkokia ypatingai ten su kryptim. Man pačiai teko su vaikais ir jaunimu dirbti. Tai buvo tokia labai graži pradžia, toks gražus ėjimas ir paskui, kai aš pakeičiau, toks truputį tuo metu nutilo ir dabar vėl vėl bando burtis jaunimas, tokie projektai vis tiek vyksta jaunimui. Pas mus kaip ir savanorių tokių kaip ir nėra, oficialiai formintų, mes ten nedarom žurnalų, ten ir taip toliau, bet visada būna renginiai, kuriuose mes neišsiverčiam jaunimo savanoriavimo ir mes juos kviečiam, pažįstamus, aišku, kviečiam aktyviuosius, ten arba pasakom tai bendrai, arba skelbimą pakabinam, bet tikrai būna ten keli žmonės, kurie ateina ir įvairiose šventėse padeda. For example, sport school we have, so they have an informal education, so it's popular. Sometimes it's like
school and sports school, they're going together, so they have a communication, relations, so activities, yeah, it depends what everyone wants. For example, in sport, yes, I think enough. For the informal training, not school time, but after, for example, student or young families. So yes, we need, but we need just ideas from youth what they need, because we can't reach everyone. Also, we have problem, how I said, they leave our city after school, and I think only some of them just come back. But also they are working. They are working not in Širvintas, so every day they are just traveling to Vilnius and come back, and it takes a lot of time. Žinot, yra viena vertus, yra sakoma, manoma, galvojama, teigiama, kad Širvintose jaunimui nėra ką veikti. Ir jeigu vėlyvesnį vakarą, ypatingai savaitgaliais pasidairytume, tai iš tikrųjų gaila žiūrėti, bet yra dvi vietos, kur suvažiuoja automobiliai, tiesiog sėdima, klausomasi muzikos, valgoma maistas greitas ir tarsi tai yra laisvalaikis. Žmonėm tarsi taip. Diskoteka, vienas kitas renginukas ir atrodo, kad yra blogai. Bet viskas prasideda nuo žmogaus. Tai, tarkim, mūsų gimnazijoje visada yra brandolys, yra jaunimo tokio, kuris čia randa ką veikti, patys inicijuoja tas veiklas ir paskui tą patį daro išvažiavę į Vilnių, Kauną arba kitą didesnį miestą studijuoti. Tai viskas priklauso nuo žmogaus. O tų, taip, veiklų jų galėtų būti daugiau, iniciatyvų galėtų būti daugiau. Bet kai mes susėdam su jaunimu ir kalbamės, o ką daryti, ir visada klausiam jaunų žmonių, o tai kaip jūs norėtumėte daryti? Tada jie sako, nežinau. Vat šitoj vietoj čia ir trepsime. Siūla tarsi yra, bet aš matau ir labai daug trepsėjimo vietoj. Yra to inertiškumo. Galų gale politikai, jie kas 4 metai keičiasi dažniausiai. Ir šiuo metu taip mes turim šiek tiek jaunų žmonių rajono valdžioj. Sakykime, Andrių jūs pažįstate, turbūt matėt. Bet apskritai tai prieš rinkimus daug deklaruojama, daug sakoma, o paskui daroma taip ir tiek, kiek išeina. Bet jeigu mes turėtume jaunimo labai užsispyrusio, labai norinčio, kuris ten stovėtų prie savivaldybės rūmų durų ir sakytų, mes sugalvojome, mes norėtume daryti taip, aišku, pajudėtume daugiau ir tų veiklų būtų daugiau. Bet jeigu žmonės norėtų, tai ir su tom galimybėm, kurios yra, būtų galima daryti. Aš matau, kad nėra noro tokio, nėra tiek ir tokio. Nes dabar tarsi tas laisvas laikas skiriamas alkoholiui šiek tiek kitiem dalykam. Tokia yra realybė. Rajone tai tikrai mažai veiklos. Taip. Mažai veiklos. Dabar pas mus Kiaukly gal ir pagerės, dabar kultūrką atnaujina, remontuoja, tai kai atremontuos kultūrką, tai gal ir jaunimui bus geriau. Dabar jaunimas, negaliu pasakyti, kad labai gerai elgiasi. Visai būna ir gerų jaunimo žmonių, vyrai ir nepasakysi, kad jau. Manau, užimtumas Širvintų rajone šiaip yra pakankamas. Jeigu tik tai jaunimas pats yra užinteresuotas, nes būreliai, tiek sporto, tiek meno kokie būreliai tikrai egzistuoja, tik tai vienintelė problema, kad jaunimas pats nelabai aktyvus yra, kompiuteris visagali šiais laikais ir grįžta namo jie daugiau laiko praleidžia prie kompiuterių nei būreliuose. Šiaip, kiek mes rengiame įvairiausių renginių, tiek sporto, tiek meninių, iš tikrųjų jaunimas aktyviai dalyvauja, kuris dalyvauja, bet vis tiek didžioji dalis jinai nueina link namų, link socialinių tinklų, o čia vertinčiau jaunimą gan aktyvų, Širvintų rajone. Aš skaityčiau, kad gerai elgėsi. Gerai, labai mandagus, gėlės tvarkau, tai nuo tolo jau jie pasisveikina, nes išlaisto ir girtų nematau. Jaunimas noriai eina, sakykime, į kultūrą šiuo atveju. Man tikrai pavyko prisikalbinti nemažai jaunimo ir 10 metų dirbu ir užauginti jaunimo kultūroje. Dainuojančius, muzikuojančius, vaidinančius. Ir šiais metais buvo, kad kultūros namai šventė 55 metus ir susirinko visas tas jaunimas.
sakykime, kuris jau baigė mokyklą ir išėjo, tai aš labai džiaugiausi. Vienas iš tų jaunuolių netgi sukūrė savo kapelą, sakykime, to miestelio ir dar pritraukė jaunimo ir dabar groja 7, pavyzdžiui, jauni žmonės po 16-17 metų toje kapeloje. Tai, sakykime, čia yra išskirtinis atvejis rajone. Vadinasi, mums sekasi, arba mes gerai dirbam, arba jaunimas tiesiog geras yra toje seniūnijoje. Pasirodo, jaunimui šokių, kaip nebebūtų gaila, kaip ir nereikia. Iš vienos pusės jie kaip ir deklaruoja, kad jiems reikia, bet kai pabandėme padaryti, tai, žodžiu, jaunimo šokančio salėje, daug dievė, kokių 15. Visi kitigi sėdė aplink kultūros namus, mašinose, leidžia savo muziką ir, žodžiu, kaip ir dabar jaunimas, paprastai tariant, baliavoja. Turbūt, ko gero, daugiau aktyviau dalyvautų jaunimas ir užklasinėje mokyklos veikloje ir kultūrinėje, bet dabar yra jiems turbūt paprasčiau yra kompiuteriai, internetas ar ne, yra televizija. Tai čia yra, bet priklauso turbūt nuo to, kaip tu sugebi uždegti juos, kaip sugebi sudominti ir bet kokiu atveju tikrai to jaunimo atsiranda. Norėtųsi, aišku, kad būtų daugiau. I know few young people who want to live here and some people want to go away from this town for many reasons. I think that many opportunities there are in the school to do something, to sing, to write, to do everything what you want. But if you want to do something bigger, it's just, I think you should go to the biggest town in Lithuania, maybe to have more experience, and then come back and do something there. Then you see what is needed, and you can do there what is important to you. Labas, mergaitės, ką jūs veikėt, ką darot? Ruošiamės mokytojų dienai. O kada bus mokytojų diena? Rytoj. Labai gerai, gražiai viską daro. Čia kokius būrelius lankot, galbūt užklasinę veiklą užsiminėt ar kaip? Čia mokinių taryba. Mokinių tarybai priklausot. Tai visokiausia aktyvi veikla užsiima, taip? Taip. Aišku. Ir ką dar daugiau darysit rytoj? Ką ruošiat? Mačiau, ten šokiai bus ir įvairiausi užsiėmimai, ne? O ten bus visko, tiesiog sveikinsim mokytojus. Pasistengsim, kad būtų linksma diena. Aišku, ačiū Jums labai, mergaitės, ir sėkmės Jums rytoj. Labas, mergaitės, ką čia veikiat? Klijuojam mokytojų dieną. Ruošiatės mokytojų dieną? Taip. Aišku, tai kaip pasiruošimai sekasi? Čia žiūriu, kabinsit net ir balionus, o vaikinai nepadeda ar kaip čia? Padeda, bet mokinių tarybų jų mažai turim. Supratau, tai merginos aktyvesnės pas Jūsų mokyklą, ar ne? Iš dalies galima taip sakyti. Supratau, tai viską daro mokinių taryba, o kiti nelabai prisideda ar kaip? Mokinių taryba atsakinga už mokytojų dieną. Supratau. Tai smagu, įdomu, patinka? Taip, jau 3 metus dalyvauju mokyklos tarybos veikloje ir tikrai nesigailiu. I'm gonna be an actress because I really love acting. I think after a few years I live in Kaunas and work here, and I want to be a good psychologist. I want to seek more and more. Really, I don't know. I just now studying to do something my own, like business maybe. Maybe I will travel to Ireland. I have a aunt there. Maybe she will get the job, or I will be in some other university. Maybe I will get to be a professional table tennis player. Bent jau dabar svajoju po 5 metų studijuoti Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete, ką nors susijusi ar tai su žurnalistika, ar tai su keliavimu ir taip toliau.
su komunikacija. Dėl kitų, tai aš manau, kad po 5 metų, jeigu jie stengsis toliau to siekti, tai gal ir pasieks. O dėl savęs, tai aš mąstau dėl vis tiek kažką su fiziniu krūviu, siekti kažko. In the future I want to study in Oxford or London University, politics or something like medicine. Nu, aš šiuo metu mąstau apie karo tarnybą, bet labiau norėčiau stoti pasienį, kinologiją arba dar ko nors. O taip, tai vis tiek su karyba norėčiau. 5 klasės jau svajoju tapti gydytoja ir šio tikslo siekiu. Wow, koks klausimas. Na, aš tai apskritai esu toks žmogus, kad mėgstu lyderiauti. Galbūt save norėčiau toj pozicijoje lyderiaujančios, taip. Nežinau, net iš tikrųjų. Norėčiau daugiau keliauti gal gyvenime. Pamatyti visko, net neįsivaizduoju dabar. Labai sunkus klausimas, kai nežinai, kaip su tais egzaminais bus. Čia labai iš tikrųjų tas kertinis akmuo, nuo jų labai daug kas priklauso. Na, norėtus, kad būtų geriau, bet kaip bus tai. Nu, kad to jaunimo mažai dabar, mažai kas gimdavo. Aš manau, jie galbūt patys turėtų visų pirma suvokti, kad socialiniai tinklai nėra ta sfera, kurioje jie galėtų realizuoti save. Ir kol jie nesuvoks, o tai, aš manau, po 5-mečio tikrai nebus, kad jie suvoks tai ir po 5-mečio automatiškai reikia rezultatų nekokių tikėtis. Nes kuo tolyn, tuo jie labiau izoliuojasi nuo visuomenės. Gal vidutiniškai žinot, kas jaunimui blogai? Dabar, kad jie neturi kur gyventi, jauni. Mano anūkai Vilniuje gyvena, bet jie samdo butus. Jie čia baigė mokyklą, čia tėvai gyveno, o dabar visi į Vilnių išvažiavę, tai labai blogai. Jaunimui labai blogai. O jau pensininkam, tai gerai, čia mažai galimybių. O taip, tai miestelis labai gražus, švarus. Gražu. Būna, kad jie siekia savo svajonės, toliau gyvena ir tvarkoja su jais. Yra kiti, kurie tiesiog nori galbūt labiau tiesiog užsidirbti, tada matytos svajonės nueina antrą planą. Tikrai žinau ne vieną pavyzdį, kai tarkim, kad ir su kultūros centre susijusi veikla, jie po to eina studijuoti, tai jie po to domisi. Ir anksčiau ir vėliau jie pasieks savo tikslų, savo svajonių. Tikrai jiems linkiu to. Tikrai tokių žmonių yra. Tik tai, kad jų gal jų mažai, gal jų mažėja, aš nežinau, bet ta prasme jų tikrai yra, visada buvo. Po 5 metų aš labai gerai įsivaizduoju. Aš įsivaizduoju, kad vis dėlto tas jaunimo centras bus Širvintose. Ten dirbs nuoširdžiai, aktyviai jaunimo darbuotojai. Ir tas jaunimas bus pritrauktas, užimtas, jie bus vienas kitą palaikys. Nesakau, kad ten jie eis ir darys didelių darbų, gal ne tiek ir svarbu, jie tiesiog bus ir jie ras savo vietą. Aš tikiu, kad jaunimas, ta prasme ir savanorystė Širvintose kelią prasiskins, nes tai jau einama tą kryptim. Iš tikrųjų, metais su metais jaunimas darosi vis laisvesnis, vis drąsiau svajoja, vis didesnė yra savivertė ir vis labiau pasitikė savimi ir kelia savo vis aukštesnius tikslus, nes vis daugiau siekia. Situacijos labai greit keičiasi, situacija visuomenėje labai greit keičiasi, mados tendencijos irgi labai greit. Nors mano lūkesčiai yra, kad būtent savanorystė, būtent šitie dalykai tikrai turėtų pagerėti, nes ir iš užsienio, ir iš žiniasklaidos mes matome labai daug gražių idėjų, inovacijų, kurios, aišku, pasiekia ir mūsų mokyklą. I think yes, they are seeking, but not everyone. For example, I haven't had dreams when I was school guy, also in Širvintos, and now I think I have a dream, so I'm trying to seek that. It's not a lot of opportunities. Also, if we have problems that needs human resources, for example, teaching and informal teaching, informal education. Yeah, I can say as like Martin Luther King, I have a dream that youth be more active and they be a participant of youth associations, because there is a big power. So when they doing together, not only one or not only one coordinator, we can do a lot of more. So, for example, Širvintos can be
nice place for youth exchanges, for example, Youth in Action or Erasmus program new from 2014. Vėlgi matau dvi pusės. Pradėsiu nuo tos mažiau optimistiškos. To jaunimo apskritai Širvintose mažėja. Mūsų mokykloje taip pat. Tai apskritai mažėjant jaunimui, jaunų žmonių skaičiui Širvintose, mažės ir to aktyvaus jaunimo. Viena vertus. Antra vertus, visada buvo ir bus labai įdomių ir aktyvių žmonių. Tai jie bus. Aš optimistė. Kitaip nedirbčiau čia su tais jaunuoliais visokiais. Bus dvi grupės. Bus emigrantų grupė, kurie varės uždirbti, jau dabar aišku, ypač tie mažiau intelektualūs žmonės. Ir kita pusė intelektualūs žmonės, kurie supranta, kad reikia daryti čia, naudingiems būti Lietuvai. Jie užsima arba rūbų kokiu dizainu tyliai, arba kažkokiom tyliom veiklom. Tiesiog reikia duoti kažką Lietuvai. Yra tokia grupė žmonių ir jie niekur nevažiuos. Tai vad jie ir bus tie, kurie padės, vad jie ir bus savanoriai. Ir tokių žmonių, jeigu klasėje yra, tarkim, 30 žmonių, tai 3-5 mokiniai yra tokie, kurie nori gero Lietuvai. Visi kiti susidės lagaminus ir važiuos. Tikrai aš negaliu skūstis, kad, sakykime, būtent mūsų kraštas, kad jaunimas visiškai neprisimena ir negrįžta. Gal todėl, kad strategiškai yra labai geras miestelis geroj vietoje, sakykime, Sankryžoje link Kernavės ir Vilniaus, tai tikrai aplink perka jauni žmonės, perka namus, kurie šeimas, tai čia mus taip džiugina. Ir aš negaliu sakyti, kad, pavyzdžiui, mūsų kaimas sensta. Čia labai daug priklauso, kaip ir visur turbūt, čia jau papolitikuosiu, kad nuo valdžios pozicijos, nuo to, kaip mes norime, kaip mes matome savo jaunus žmonės, kuo mes sudominsime, galų galia ir Širvintas. Tai čia priklausys nuo to, kaip jeigu mes jų neišgąsdinsime savo tokiais įvairiausiais pokštais, kokie vyksta Respublikoje, tai manau, kad mes jaunimą turėsime. Iš tikrųjų, tai aš irgi noriu Jums palinkėti sėkmės ir labai gražu, kad tokie jauni žmonės, štai tokios gražios įdomios iniciatyvos. Ir, manau, kad tokiais projektais Jūs irgi darote tą gražų darbą. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums. To sum up, as you see in this beautiful Širvintai town, there are possibilities for people to take really active part in the society and fulfill their dreams. Some of them taking this chance, some of them not. But as youth specialists are saying, as you saw in our video, they are expecting that in at least 5 years it will be getting better and better, and they are hoping that everything will turn into good examples. In these examples, which we saw, for example, in gymnasium or in cultural center activities. So I hope that we'll manage to do this, and thank you for your attention.